Sveiki, sveiki, už lango pavasaris, gražus orelis ir jau šiandien žadu pravėdinti savo keipą. Noriu vėlgi jį pristatyti, toks gražus pamušaliukas, taip rankas, galima šitaip, bet aš dabar pasinešiau labai ant diržų ir aš nutariau va čia persiverti, taip diržą, man patogiau ir gan gražiai visai žiūrisi. Kažkaip įdomi visai. Na ir dar norėčiau vieną tokį paklausti gal klausimą. Ar jūs derinat spalvas savo apsirengime? Nes dabar yra tokia tendencija, kad nieko nebereikia derinti, viskas tinka, viskas gerai. Bet mano ar estetikoje, ar mano čia taip viduj, kraujyje, kad aš mėgstu viską derinti. Ir čia aš pasirinkau akcentinės tokią žydrą spalvą, mėlyną gal žydrą spalvą. Tai va, tada biškį paeisiu toliau, pataisysiu kamerą ir parodysiu, kaip aš prisiderinau. Priderinau kojines, priderinau kelnes, jų yra skirtingos faktūros, bet labai panašios. Ir tie mano batukai portugališki, su mėlynu vidum ir mėlynais raišteliais. Raištelius pirkau atskirai, irgi juos prisiderinau. Na kągi, va šiandien mano toks įvaizdis. Ir keliaujam pasitikti pavasario. Labas rytas. Na, va štai kaip atrodo. Mano kiemelis, viskas druskoj, kažkokiais pasidengę, kai kur jau žulytė išlindusi, o čia va, jau tulpytės lenda pilnu tempu. Ir ką, aš dabar nutariau imtis darbo. Gal ir per anksti, bet kažką truputį pataisyti. Čia aš pyliau pelenus, irgi reikėtų viską sutvarkyti. Na, o svarbiausia, pagrindinis grožis, tai valeda, gražuolytės, gražuolytės, gražuolytės. Na kągi, imamės darbo. Na va, po visų darbų, va taip dabar atrodo viskas, apsigrebė, nesuprantu, ar mano ta gebenė nušalo, bet pirmą kartą tokia jinai
pageltusi, gali būti, kad jinai ir nušalo. Na va, viską apsigrėbiau, susitvarkiau. Tokia mano paprasta estetika. Dabar jau lauksiu tulpelių. Kriokiukai matau, va, čia lenda. Na ir dabar einu kavutes gerti. O po to eisiu padirbėti už tvoros dar šiek tiek, va, viską apsigrėbsiu, nes įmonei, kuri tai visą tai tvarko, mes mokam tik tai pinigus, bent aš. Man jinai nėra nieko padėjusi, kai aš atėjau čia gyventi, buvo išvis baisu, niekas man nieko iš jokios įmonės nepadėjo susitvarkyti, viską aš dariausi pati, savo rankom, savo jėgom, kūriau kažkokią estetiką, kad būtų ir man, ir kitiem malonu pasižiūrėti. Na va, ir toks mano šios dienos rezultatas. Ir mankštelė, ir meditacija, ir padariau tvarką. Viskas viename. Gražios dienos. Na ką, šiandien šeštadienis ir aš gaminuosi savo vieną labai pamėgtą patiekalą. Visi mėgsta apkepus, bet daugiausia kažkaip tai vien tik iš varškės. O man patinka ryžių varškės apkepas. Tai va, įsikūriau 2 kiaušinius, truputį druskos cukraus, išsiplakstu. Taip pat aš visada dedu obuoliukų, dedu razinų. Čia mūsų su dukra pats mėgstamiausias patiekalas būdavo. Ir dar reikia, aišku, varškės, reikia išsitirpinti sviestą. Visą šitą aš pasidariau jau. Ir dabar tik tai sudėsiu produktus. Truputį plaku su cukrum. Cukriuko čia kas kaip nori, iš tikrųjų eina stiklinė, bet man tiek nereikia. Aš imu mažesnę dozę. Na, išsiplakiau kiaušinuką. Dabar sudėsiu varškę. Varškę bet kokią gali, bet aš tai perku tą tokią pakelę, jinai jau būna lengviau ją yra sumaigyti. Dabar labai daug visokių yra tų receptų kūrėjų, ten labai jie dalinasi. Aš tai nepretenduoju. Čia aš galvoju, taip gal žmogui kažkokiam netyčia užsuks, pamatys ir susigalvos gal pasidaryti. Nežinau, kadangi aš daug ką moku, man atrodo, kad visi moka ir tiesiog nereikia, bet pasirodo, kad iš tikrųjų ne visi kažką moka, sudedu razinas, ne visi kažką tai moka kepti, daryti, tai va, norisi truputį pamotyvuoti, pasigaminti savo kažką tai skanaus. Na, ryžiai čia man gavosi tokia kaip košė. Nelabai jie čia man tokie jau geri, bet aš jų daug nedėsiu. Štai taip iš akies. Viską makaliuoju. Susimakaliuoju. Turiu tokią nedidelę blekutę. Nes kai aš daug išsikepu ir jeigu man neateina dukra, neateina kažkas tai į svečius, tai man visą laiką lieka. Dar turėjau naminių obuoliukų. Įsivaizduokit, kokie žeminukai iki pat pavasario išsilaikę.
Kągi, toliau viską makuluojam. Pasiragaujam. Kaip skanu. Kaip skanu. Taip, dabar reikia supilti ištirpintą sviestuką. Na ir dar visada reikia įdėti porą šaukštų manų. Kad matomai, kad sukabintų viską. Aš šitą. Ir taip pat padarysiu. Oi, bus skanus apkepėlis. Vakarieniai su arbata. Pasaka. Aš nesidedu nieko, kiti žmonės dar užsideda ten ar grietinės, ar kažko, tai ar uogienės. Man nereikia nieko, jisai man toks skanus gaunasi, kad aš tiesiog man nieko nereikia. Na, viską susidėjau, susikratau į popierium padengtą formelę ir dėsim kepti. Kepsiu, kadangi čia visi produktai jau yra, kaip ir pagaminti, ryžiai išvirti, ten varškė, tai 100 gal 80. Na ką, ir lauksim rezultato. Na, iškepė apkepėlis, parodysiu dar irgi kokią gražią turiu lėkštutę. Irgi su tokiom žemuogytėm, tokia švelni, kažkokias lauko gėlytės, kažkokios smilgos. Nu, taip žinokit, graži, labai truputį gal auksas čia kažkur tai, bet ne, geram stovyje, pasakyčiau. Nelabai be akinių matau, na nesvarbu. Na, nu žodžiu, apkepui į gražią lėkštutę, dėsim ir ragausim. Na, žiūrėsim, kas čia gavosi. Gavosi. Na, jisai kartais būna, kad jisai taip pabyra, bet šį kartą ne, viskas gerai. Oi, karštas truputį gal galėtų, bet... Na. Ir toks skanėstas, dabar belieka pasidaryti arbatos ir pasiskanauti apkepo, ryžių varškės apkepas. Gero apetito!